Sveiki, esu Viktoras Češulis, Terasport Riedučių akademijos treneris. Norėtume šiandien papasakoti apie riedučių pradmenis, nuo ko reikėtų pradėti ir ką reikėtų atžvelgti daugiau dėmesio. Pirma, riedučiai. Riedučiai visą laiką turi būti patikrinami po pirkimo, kad būtų prisukta stipriai ašis, kad ratukai neklibėtų, kad užvarai būtų įverti visas esamas bates skylutes ir batas turi būti suvirštas ant vaiko arba sportininko tvirtai kojas. Tai yra pagrindas. Antras dalykas yra sauga. Šalmas riedučiuose yra privalomas. Be šalmo prašau tėvelių, kad vaikai nebūtų išleisti į gatves arba į saugias aikštelės riedėti. Toliau yra kelio apsaugas, alkūnio apsaugas, riešų apsaugas, kas irgi ypač vaikam yra būtina, nes vaikai yra dar silpniau stovi ant riedučiai ir jie turi būti apsaugoti visapusiškai. Pradėsim nuo to, kad turim du berniukus, Luką ir Arūną, kurie bandysim pademonstruoti šiandien pratimėlius ant grindinio, pabandysim iškart riedėti. Kam praščiau sekasi, mes visada pradedam ant žolės, ant stabilaus pagrindo, kad galima būtų atlikti stabiliai ir saugiai pratimėlius. O šiandien vaikai yra jau labiau pažengę, jie gali viską pademonstruoti saugiai ant asfalto. Pasitikrinę riedučių, susidėję apsaugas, mes turime atrasti saugią vietą, kur galėtume pradėti mokytis riedėti. Tai turi būti lygi plokštuma, be jokių nuokalnių, įkalnių, kad vaikas ar pradedantysis jaustųsi saugiai, kad nebūtų mašinų, dviratininkų ar dar kažkokių kliučių, dėl kurių mes negalėtumėm tvirtai ir saugiai jaustis ant riedučių. Pagrindas yra kaip ir visur stovėsena. Riedutininko stovėsena yra tokia, kad keliai yra sulenkti, vaikai jums pademonstruos. Keliai yra sulenkti, svorio centras turi būti po mumis, lygiai greičiai, pečiai paleisti į priekį, užpakalis irgi palenktas į galą, 90 laipsnių kampas. Nugara ištiesta, žiūrim į priekį. Tai mes turėtume riedėti. Labai svarbu yra lygsvara. Į tai turim atkreipti labai didžiulį dėmesį, kad vaikas ar pradedantysis galėtų riedėti ant vienos kojos, nes labai svarbu yra išlaikyti visą svorį, riedant stabiliai ant vienos kojytės. Vaikai jums tai pademonstruos dabar. Pakeliam vieną. Kitą. Jeigu šis pratimas jums pradžioje nesigauna be jokios atramos, jį galima atlikti prie kažkokio turėklo, sienos ar dar kažkokio stabilaus pagrindo, kad mes atsistojam, paprasčiausiai bandom laikyti lygsvarą. Jeigu mes normaliai pastovim, mes galim paleisti ir stovėti ant vienos kojos, ant kitos. Stabiliai. Pradėjant stabiliau stovėti ant riedučių, įvaldžius pagrindinę stovėseną, labai svarbus yra atsispyrimas. Daug kas pradeda spirtis į galą, tarsi bėga riedučių, dėl to ir nesigauna greitai ir taisyklingai pavažiuoti. Turim stengtis, kad tas spirimas būtų mūsų lygiai greitus, kitai kojai. Vieną koją, kitą koją. Vieną koją, kitą. Jeigu šis pratimas jums nesigauna, mes negalim pariedėti ant vienos kojos ar jaučiam, kad vis tiek spiriamės pirštais, bet negalim tai kontroliuoti, taip pat galima padaryti prie sienos ar prie kažkokio turėklo. Laikomės, atsispyrėm, pastatėm, atsispyrėm, pastatėm. Kad viskas būtų lygiai greitų, kad nesispirtumėm pirštų, kad viskas būtų vienoje linijoje. Riedant labai svarbu yra saugumas. Vienas iš tų elementų yra stabdymas. Dabar pabandysim pademonstruoti jums tai. Keliai sulenkti, kojytė ištiesiam į priekį, stabdom stabdžiu. Kūnas sulenktas, kojytė išvažiuoja į priekį, sustabdom. Viskas, atsistojam. Stabiliai riedant ant riedučių mes turime jausti svorio centrą, kad mes atsispyrimo metu pernešam visą savo svorį ant vienos kojos. Šis pratimas, vadinamas gyvatė, labai tam padeda. Vaikai jums pademonstruos, kaip jie atlikinėja šį pratimą. Pirmin, pradedam.
kad įveikti kliūtis, mes turim mokėti atlikti posūkį. Atliekant posūkį, mes turim atkreipti dėmesį į riedučių padėtį, kad riedučiai turi būti palenkti į posūkio vidų. Dubuo irgi žiūri į posūkį, ne iš posūkio, o į posūkį. Petys eina nuo posūkio ir gaunasi mūsų stovėsena, kad keliukai sulenkti, riedučiai palenkti yra į posūkio vidų. Šių pratimų dėka jūs stabiliau stovėsite ant riedučių ir jūsų vaikai greičiau išmoks važinėtis. Visą informaciją apie riedučių treniruotės, apie akademijos darbą jūs galite atrasti Terasport riedučių akademijoje ir treneriai jums tikrai padės, patars dėl riedučių pirkimo, dėl visų pratimų ir tikrai maloniai ir linksmai praleisite laiką riedėdami ir užsiimdami riedučių sportu.